Labas vakaras, jonaviečiai. Sveikinuosi su jumis antradienį, gegužės 17 dieną. Kviečiu pasidomėti, kas naujo įvyko mūsų mieste. Pedagogai kvalifikaciją kelia, tačiau mokinių pažangumas negerėja. Sekmadienį šurmuliavo šeimos šventė 2016. Ieškomas dingęs jaunuolis. Valstybės kontrolė atlikusi patikrinimą pareiškė, kad pedagogų kvalifikacijai tobulinti išleidžiami milijonai, tačiau moksleivių pasiekimai negerėja. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimui Lietuvoje per pastaruosius kelerius metus išleista per 70 milijonų eurų. Tačiau vienas iš svarbiausių šio proceso rezultatų – mokinių pasiekimų lygis nekinta. Aukščiausios audito institucijos atliktas auditas rodo, kad pedagogų kvalifikacijos tobulinimo procesas iki šiol organizuojamas be aiškios sistemos, neatsižvelgiama į finansavimo poreikį ir laukiamą rezultatą. Savivaldybių duomenimis bendrojo ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui 2012-2014 metais panaudota beveik 4,5 milijono eurų mokinio krepšelio lėšų. Įgyvendinant ES paramos projektus tuo pačiu laikotarpiu panaudota papildomai per 66 milijonus eurų. Per visą 2007-2013 metų finansavimo laikotarpį šiam procesui iš viso buvo skirta daugiau nei 110 milijonų eurų. Tačiau tarptautinio 15-mečių tyrimo duomenimis mokinių pasiekimai mūsų šalyje nėra aukšti visose tyrimo srityse. Auditoriai atkreipė dėmesį, kad pedagogų kvalifikacijos tobulinimui skirtos lėšos buvo išnaudotos, nors šio proceso prioritetai sistemingai nebuvo tvirtinami. Planuotai pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemai sukurti buvo panaudoti beveik 100 000 eurų ES struktūrinių fondų lėšų, tačiau jis taip pat dar vis nebaigta kurti. Aukščiausia audito institucija kreipėsi į Finansų ministeriją su raginimu, skiriant lėšų pedagogų kvalifikacijos tobulinimui, atkreipti dėmesį į audito metu nustatytas problemas. Auditorių nuomonė būtina atidžiai įvertinti lėšų poreikio pagrindimą ir planuojamą poveikį, nes atliktos milijoninės 2007-2013 metų laikotarpio ES investicijos buvo nepakankamai veiksmingos. Kad ir lietingą sekmadienį, tačiau gausų būrį jonaviečių bei kitų miesto svečių, vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras subūrė į šeimos šventę 2016. Tarptautiniai šeimos dienai paminėti tokia šventė Jonavoje organizuojama jau 4. kartą. Kaip skelbia renginio organizatoriai, vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras, beveik visi šeimos šventės užsiėmimai turėjo vykti lauke, tačiau subjurus orui, atrakcijos ir linksmybės persikėlė į kultūros centro mažąją salę bei foje. Didelio susidomėjimo nuolat sulaukė mažųjų ropliukų lenktynės, kitaip ir būti negali. Čia ore sklando tiek gerų emocijų, sportinio azarto, džiaugsmo ir juoko. Ropliukų varžybos tampa kone tarptautinės. Saulė dar neišlindo, bet jūsų tiek daug iš taip toli. Netgi žinau, kad vienas ropliukas atkeliavęs ir iš užsienio. Svečiuojasi pas senelius ir varžybose esate čia Jonavoje. Visiems linkiu greito ir sėkmingo starto ir dar sėkmingesnio finišo. Na ir aišku, jeigu lietus bent kiek nurims, pasidžiaukite mūsų Jonavą ir apžiūrėkite, kokia jinai graži. Ačiū ir visiems sėkmės. Šeimos šventės stengiasi nepraleisti ir meras Mindaugas Sinkevičius, kuris džiaugiasi, jog Joanos dėka varžybos tikrai tampa tarptautinėmis. Sveiki ir mažieji, ir super tėveliai, ir super mamytės, ir močiutės, ir seneliai, ir visi palaikymo komandos nariai. Iš tikrųjų džiugu, kad kasmet jūsų nemažėja, kad mūsų Joanos inicijuojamas šis renginys jau 4. kartą tampa ne tik respublikiniu, bet kadangi vienas dalyvis net iš užsienio, tai čia galim sakyti tarptautinis renginys. Tikiuosi, kad tie pirmieji žingsniai bus saugus, kad ropliukai visi startavę pasieks finišą. Na ir aišku, kad labai džiugu, kad sportuojat, kad esate aktyvūs, visuomeniški. Džiaugiamės, kad jūsų tiek daug šiandien Jonavoje. Sveikinam visus ir linkim kuo didžiausios sėkmės finišos. Sėkmės, ačiū. Į mažųjų roplių varžybas dalyviai atvyko iš Kauno, Vilniaus, Šiaulių, Ukmergės, Marijampolės, Radviliškio ir žinoma Jonavos. Ir kaip jau buvo skelbta, vienas roplys į varžybą suskubo net iš užsienio. Išklausęs instruktažą, kaip saugiai ir taisyklingai reikia lenktyniauti, meras davė startą. Na ir prasidėjo. Mažųjų ropliukų tėvai ir kiti palaikymo komandos nariai tampa vis išradingesni. Kiekvienais metais, kaip masinimo priemonės vilioti roplius kuo greičiau pasiekti finišą, pasirenkamos vis naujos detalės.
Jei pernai matėme puodų samčius ir puodų dangčius, tai šiemet ropliai buvo viliojami net agurkais. Žinoma, tradiciškai išvydome telefonus, raktus, nuotolinio valdymo pultus, barškučius, žaisliukus. Ropliukų lenktynėse buvo visko – ir džiaugsmo, ir nusivylimų, ir nuklydimo į konkurentų trasą. Tačiau lenktynės yra lenktynės, todėl vis tiek reikia paskelbti greičiausius roplius. Iš 20 lenktynininkų 3 vietą užėmė Jomantas Vidzickas. 2 vietą užėmė Jonavietė Samanta Sireikytė. 1 vietos nugalėtojų tapo Ignas Indriūnas atvykęs iš Kauno. Trečiosios ropliukų lenktynių vietos nugalėtoja Jomanta Vidzicka. Paplojame ją. Prašome užimti scenos vietą garbingą trečiąją. Pirmosios taurės, pirmieji diplomai, garbingi rankų paspaudimai. Paplojame. Antrosios vietos nugalėtoja Samanta Sireikytė kviečiame. Paplojame Samantai, kviečiame užimti antrąją vietą. Pirmosios ropliukų lenktynių vietos nugalėtoja Igną Indriūną kviečiame į sceną. Iš Kauno atvyko ši šaunuolė. Čempioną turėdami. Paplojam pirmosios vietos nugalėtojui. Taip pat šiems nugalėtojams dovanojama Dino foto kuponas šeimos tikriausiai fotosesijai. Ir puikieji hipaskiečiai. Šiais metais ropliukų lenktynėse 2 kartą rengiamos ir jaunojo bėgiko lenktynės. Šioje rungtyje dalyvavo 6 neseniai pradėję vaikščioti vaikučiai. Kviečiame bėgikų rungties nugalėtojus, tai antrosios vietos. Matas Grimalauskas. Kviečiame pas mus atsiimti. Nojimai. Prašom užimti savo vietą. Ir pirmosios vietos nugalėtoja Agota Jakštaitė. Paplojame jai. Aš taip pat kviečiu Jonavos ortopediją įteikti savo prizą. Tai yra batukus. Po nugalėtojų paskelbimo apdovanoti visi ropliukų lenktynių dalyviai rėmėjų steigtais prizais. Šventės metu vyko ir šeimų šaškių turnyras. Jonavos neįgaliųjų sporto klubo Joneidra vadovas Aleksandras Fomkinas šių varžybų virteisėjas surengė šveicarišką žaidimą. Šaškių turnyre užsiregistravo net 26 komandos po 2 žaidėjus, kurie varžėsi komandinėje bei asmeninėje įskaitose. Po intensyvių partijų žaidimų, susumavus visų žaidėjų rezultatus, paskelbti komandiniai skaičiai. 3 tapo Karolinos ir Ignos Šimkų komanda. 2 vietoje iškovojo Joris ir Mindaugas Mačiuliai. Turnyro nugalėtojais tapo Chrabrikovų komanda, tėtis Nikolai ir sūnus Antanas. Komandomis 1 vietą užėmė Antano Chrabrikovo komanda. Pasidalinsit, ne? Vaikų iki 10 metų amžiaus grupėje visus pralenkė Karolina Šimkutė. 2 tapo Simona Ščiotkina, o 3 buvo Antanas Chrabrikovas. Lietuvoje 1 vieta Karolina Šimkutė. Antra vieta Simona Ščiotkina.
Trečia vieta Antanas Krabrikovas. Asmeninėse dvikovose vaikų iki 8 metų grupėje nugalėtojų tapo Joris Mačiulis. Antrąją vietą pelnė Jonas Bartaševičius. Trečias buvo Titas Šupalis. Tėvų tarpe 3 vieta atiteko Anatolijai Bazilev. Antrąją vietą užėmė Mindaugas Mačiulis. Nugalėtojų tapo Jonas Laurinavičius. Tėvų grupė 1 vieta Jonas Laurinavičius. Mindaugas Mačiulis. Ir 3 vieta Anatolijai Bazilev. Po varžybų parodomąją šaškių partiją su nugalėtoja Karolina Šimkutė sužaidė meras Mindaugas Sinkevičius. Jaunoji šaškininkė nepaliko galimybių merui sužaisti bent lygiosiomis. Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras vykdo užsiėmimus robotikos pasaulyje. Vaikai mokomi konstruoti ir programuoti Lego robotus. Susipažįsta su energijos, jėgos ir greičio sąvokomis bei pagrindiniais mechanikos principais. Kuria Lego robotų modelius, ieško savo sprendimų, testuoja ir vertina juos. Šiam užsiėmimui išpopuliarėjus pirmą kartą Jonavoje buvo sumanyta surengti šeimų komandinės varžybas Robotų intelektas 2016. Savo sukurtų robotų jėgas išbandė Jonavos bei Kauno šeimos. Visos buvo apdovanotos rėmėjų prizais. Kitos komandos irgi pavadinimas, malonus pačiu. Šimtonėlė. O čia tai mislinga, tikrai robotiška. Batonina. Pats diplomas dėta pas jūs. Sveikinu. Šeimos šventės metu netrūko ir kitų pramogų bei linksmybių. Kūrybinės dirbtuvėlės su krašto muziejumi kvietė šeimas sukurti šeimos medį bei nusipinti draugystės apyrankes. Jonavos viešosios bibliotekos vaikų skyriaus bibliotekininkės kvietė į pasakų šalies kiemelį, sekant pasakas mažiesiems. Jonavos visuomenės sveikatos biuro specialistės į šeimos šventę žvelgia itin rimtai ir kvietė sužinoti itin svarbių dalykų, kaip suteikti pirmąją pagalbą. Itin mažiesiems šeimos nariams patiko mobili saugaus eismo klasė. Nors saugaus eismo pamokėlės turėjo vykti po atvirų dangumi, tačiau vaikiškus automobilius puikiai pavyko išbandyti ir po kultūros centro stogų. Visų vaikų džiaugsmui į saugaus eismo pamokėles taip pat pakvietė baltasis zebriukas. Dabar mes eisim po vieną. Ar ne, atsitraukit toliau pas mane. Taip, na dabar mes stovim prie perijos ir atvažiuoja Feraris. Atvažiuoja. Sustoji. Na dabar rokai prie perijos, ar ne? Ir ką darai dabar? Tai pasižiūrė čia. Dabar pasižiūrė dar kartą į periją. Dabar įsiklausyti. Ar ne? Ir perėjo. O tavo vardas koks? Ai, gerai, atsistok irgi kur reikia. Na ir dabar perėjo. Aha. Šventės metu vyko piešinių konkursų Sveika, saugi šeima ir Mano šeimos herbas paroda ir rinkimai. Geriausius piešinius vertino ir rinko šventės dalyviai. Mano šeimos herbas gražiausių piešinių išrinktas Mildos Linkytės piešinys. Sveika, saugi mano šeima, Agnės Bespalovaitės piešinys. Policijos komisariatas įsteigė prizą už piešinį Mano saugi ir laiminga šeima. Žmonės visą dieną šiandieną balsavo, metė į dėžutę numeriukus, nematydami nei kas, nei už ką, tiesiog rinkdami pačią gražiausią šeimą, jų nuomonę. Ir kas laimėjo?
ir nugalėtojai yra Agnė Bespalovaitė 7 metų. Kviečiame herbą, tiesiog herbo dalyvę, kuri yra nugalėtoja, mes rodysime piešinį, bet ar yra jūs su mumis? Tai yra Milda Linkytė, kuri piešia herbą ir ją apdovanoja akcinė bendrovė Lonas. Ir jeigu jo šiandieną čia nėra ir jinai šala namuose, tai mes iš tikrųjų perduosime būtinai ir paplojame garsiai, nes herbas išties o kaip nubalsavote, jūs visi atėjo į šventę. Linksmoji ir išradingoji Kaukutė kvietė vaikučius į klounų mokyklėlę, kurioje tiek vaikai, tiek tėvai galėjo pasimatuoti klauno aprangą ir sužinoti, ar sunku linksminti kitus. Mūsų absolventam. Ir kad žinokite, labai rimtas reikalas. Jie padarė, kaip matote, parodykit visi savo diplominius darbus. Čia yra jų, kaip rimtų universiteto absolventų. Diplominiai darbai, prašau, parodykite aplodismentai. Kauniečių jau pamėgta, jonaviečiams tik pristatyta vaizduotės aikštelė sulaukė nemenko susidomėjimo ir jonaviečių tarpe. Joje Jonavos vaikai demonstravo kūrybiškumą, išradingumą ir puikią vaizduotę. Šeimos šventės nepajėgė sugadinti net lietus, kuriam nurimus lauke surengtos tradicinės paspirtukų varžybos. Ar visi esat pasiruošę lenktynėm? Pakelkit ranką, kas nori laimėti pirmą vietą. O kas nori laimėti trečią vietą? Teisingai, va kur žmogus. O kas nori laimėti antrą vietą? Pasiruošę. Gerai, tai pasiruošti ir startas. Tėveliai, palaikom vaikučius. Palaikom, atsargiai. Ir pirmas. Keliaujam. Žemėliai. Taip, pirmas. Pasiruošti ir važiuojam. Įnirtingos lenktynės, važiuojam. 11 numeris pirmas. Važiuojam. Dėmesio. Važiuojam. Ne tik svarbu nugalėti, ar ne? Tu važiavai saugiausiai turbūt, šlėto, neskubėdamas ir aš noriu tave pasveikinti. Plojimai. Paspirtukų varžybose dalyvavo 45 sportininkai. Iki 6 metų amžiaus grupėje 3 vietą laimėjo Domas Dailidė. Antrąją Evita Mikitinaitė, na, o nugalėtojo tapo 1 vietą laimėjo Smiltė Kilmanaitė. 70 metų amžiaus grupėje 3 vietą pelnė Tauras Gudžiūnas. Antrą Džiugas Zaleckis. Absoliutus nugalėtojas tapo ir 1 vietą užėmė Ugnius Gudžiūnas. 1 vieta Ugnius.
Na ir čia labiau vyriška kompanija, ar ne, matote, kol jaunesnės, tai merginos labai greitos, kol vyresnės, to jos labiau rūpinasi nagų laku, ar ne, lūpų dažymu ir plaukų sukimu. Tai sveikinam vyriškius. Pasibaigęs lietus suteikė galimybę ne tik surengti paspirtukų varžybas ir įteikti apdovanojimus. Prie kultūros centro taipogi įsitaisė ilgai lauktas batutas. Na, o šeimos šventės organizatorė pranešė, jog kitiems metams yra gautas ypatingas miesto vadovo pažadas. Kitais metais mūsų miesto vadovas pažadėjo, kad mes galėsime pasinaudoti areną ir visai nebijoti lietaus jokių būdų, tai viskas tims po dideliu ir plačiu stogu. Tai iki kitų metų. Labai ačiū, kad dalyvavote. Iki. Na, o mes truputį grįžtame į šventės akimirkas ir pasidomėkime, kokius atsakymus apie šeimą gavo Vaikų ir jaunimo visapusišką lavinimo centras. Gal galite papasakoti, kas jums yra šeima? Tai namų židinys ir viskas. O kas turi būti šeimoje? Normali šeima, kuri susideda iš vyro ir moters. Pradžioj, paskui jau kaip Dievas duos, vaikučiai. Mes esam šeima. Paskui kas yra? Meilė. Rūpestis. Draugystė. Atsakomybė. Pagalba. O iš ko susideda šeima? Kas joje turi būti? Tėvai ir vaikai. O kiek vaikų turi būti šeimoje? Bent vienas. Kažkada buvo versija, kad tai būtų du suaugę ir du vaikai. Dabar pas mus yra 3 vaikai. Pasirodo, tai irgi gali būti šeima. Ir netgi labai smagi. Kokia turi būti šiuolaikinė šeima? Nežinau, šiuolaikinė šeima, kaip daugelis, mylite vieni kitus. Vaikai turi būti šeimoje? Tai žinoma. Gausi ir suriša visą. Neužtenka tik tais vyro ir žmonos, tai ne šeima. Taip? Šeima yra, nu. Vyro žmona, anūkai. Ir jų. Močiutės. Taip, močiutės būtinai. Pilna šeima skaitys. Kas turi būti šeimoje? Kas turi būti? Tėtis, mama, ne? Dar broliai mūsų atveju. O kiek turi brolių? Tai tavo didelė šeima, taip? Norėtum dar didesnės? Aš tai turiu netgi 5. Norėtum, mane vis sako, kad reikia jam dar brolio futbolui. Ne, su nervai šaudytis nėra, vieno trūksta. Trūksta dar brolio. Trūksta dar brolio vieno. Sakirtum gaila dar brolio. Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras dėkoja visiems rėmėjams, prie renginio organizavimo prisidėjusiems savanoriams, įstaigoms ir organizacijoms už puikią šventę, bei laukia gausių šeimų kitais metais. Padėkite pareigūnams surasti dingusį jaunuolį. Į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariatą Jonavos rajono policijos komisariatą kreipėsi Jonavietė, kad nuo 2015 metų rugpjūčio mėnesio neturi jokių žinių apie savo sūnų Vytautą Buivydą, gimusi 91 metais, kuris praeitų metų balandžio mėnesį išvyko į Jungtinę karalystę ir su artimaisiais ryšys nutrūko. Asmenys, ką nors žinančius apie Vytauto Buivydo buvimo vietą ar turinčios kitos naudingos informacijos, prašome paskambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 arba į Kauno apskrities Jonavos rajono policijos komisariatą telefonu 8349 729 82. Toliau sinoptikų pranešimai. Kokiu orų tikėtis trečiadienį? Trečiadienį slėgis kils, pragiedrulių bus daugiau nei antradienį. Naktį palis tik vietomis, didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose, dieną trumpi lietūs išplis į daugelį rajonų. Vėjas pūs iš pietvakarių, naktį jis aprims, dieną vėl šiek tiek sustiprės. Naktį pragiedrėjęs oras atvės iki 2–7 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje kai kur Aukštaitijoje bei Dzūkijoje galimos silpnos šalnos. Dieną tarp debesų dažniau pasirodanti saulė šildys žemę ir temperatūra kils iki 13–18 laipsnių šilumos. Šiandien su jumis atsisveikinu ir linkiu gero vakaro. Viso geriausio.